Viduramžių pradžia laikoma 476 metai, kai žlugo Vakarų Romos imperija, pabaiga 15–16 amžius. Ji truko 1000 metų. Viduramžių pavadinimą suteikė dar 15 amžiuje italų mokslininkai humanistai. Jie manė, kad šis laikotarpis buvo tamsus, niūrus ir kad nieko įsimintino laikotarpiu neįvyko. Tai buvo nuosmukio ir barbarų laikai. Iš dalies jie buvo teisūs. Nuosmukis buvo jaučiamas miestuose, keliuose, antikinė kultūra buvo visiškai užmiršta. Viduramžiai dar kitaip vadinam tamsiaisiais amžiais. Patys viduramžių žmonės suvokė savo gyvenimą kaip krikščioniškus laikus. Tai amžius, kai kultūra, literatūra buvo persmelkti krikščioniškais pasaulio ir gyvenimo supratimais. Viduramžiai yra vienas saviščiausių Europos istorijos laikotarpių. Jo svarbiausi bruožai yra feodalizmas bei luominė santvarka, riterių bei religinės kultūros konkurencija, krikščionių bažnyčios vienijimas bei centralizacija, nacionalinių vertybių formavimas užuomazgos, katedrų, vienuolynų, vėliau universitetų kaip šviesos židinių reikšmė, miestų kaip ekonominių centrų augimas, lotynų kalbos kaip bendros kultūros ir švietimo kalbos vyravimas. Viduramžių literatūroje buvo ypatingai svarbus gyvas žodis. Literatūros kūriniai buvo garsiai pasakojami, skaitomi, dainuojami. Literatūra glaudžiai sieta su muzika. Literatūros tekstai dažnai turėjo savo melodijas, jų skaitimą lydėdavo instrumentinė muzika. Viduramžių literatūra ilgą laiką buvo kuriama lotynų kalba. Dauguma jos kūrėjų rėmėsi Biblija. Šventasis raštas buvo svarbiausias literatūrai siužetų, vaizdinių, motyvų, idėjų šaltinis. Šiuo laikotarpiu buvo sukurti kūriniai Tristanas ir Izolda, Karalius Artūras ir kiti. Visose valstybėse įsitvirtino monarchijos, valdžia kildinama iš Dievo, didelė bažnyčios įtaka. Brandieji viduramžiai akivaizdus popiežiaus dominavimo politinėme gyvenime laikotarpis. Norėdamas sumažinti bažnyčią trintis su riterių luomu, buvo organizuojamos kampanijos prieš kitatikius ir eretikus. Nuo Jeruzalės užėmimo 1099 metais jie tęsė iki pat 1271. Tais metais surinktas paskutinis 9 kryžiaus žygis. Šventos misijos idėja turėjo padėti riterius paversti savo sąjungininkais, o ne konkurentais. Kryžiaus žygių metu europiečiai praturtėjo daugelį įvairių sričių, naujovių ir tai labai ženkliai pakeitė kultūrinį žemyno veidą. Nors ir apsivaliusi nuo korupcijos, bažnyčia ir toliau skendo prabangoje. Kilo puošnūs vienuolynai, kurių žemės dirbo baudžiauninkai. Praturtėjusi miestelėną slėgė giliai įsišaknijęs kaltės jausmas. Prekyba ir lupikavimas tradiciškai buvo laikomos mirtinomis nuodėmis. Tai kirtusi su neturto idealais ir visuomenė kėlė didelius prieštaravimus. Po miestus klajojo pasaulio pabaigą skelbė pranašai ir liaudės šventieji. 1209 metais leidžiama įsteigti pranciškonų broliją. 1216 įsikūrė dominikonai. Šių ordinų nariai negyveno uždarose vienuolynuose, o keliaudavo po žmonės, savo pavyzdžių ir pamokslų skleidė tikėjimą. Pati žinomiausia priemonė prieš ereziją, tapusi savotišku visų viduramžiaus simboliu, buvo inkvizicija. Šis popiežiaus bulio 1084 metais įkurtas bažnytinis teisminio persekiojimo aparatas ėmė griežtai kontroliuoti viduramžių visuomenę. Tuo pat metu pradėtas formuoti ir parapijų tinklas, turėjęs palengvinti inkvizicijos darbą. Tačiau 14 amžiuje popiežius prarado savo įtaką. Kilo šimtametis karas tarp Prancūzijos ir Anglijos. Po 2 pakilimo lydimų šimtmečių 14 amžiaus Europos susidūrė su gilia krize. Nors, kaip ir pažymė kai kurie istorikai, ši krizė greičiau buvo transformacija nei nuosmukis. Ji nusinešė apie pusę tuometinės Europos gyventojų. 14 amžiaus pradžioje stipriai atvėso klimatas. Todėl tas laikotarpis dar kartais vadinamas mažuoju ledynmečiu. Su juo atėjo badmečiai, o 1348–1350 metais nusilpusius žmonės užpuolė maro epidemija, kitaip vadinama juodoji mirtis. Jos metu išmirė trečdalis Europos gyventojų, tai yra apie 34 milijonų žmonių. Šias nelaimės lydėjo antisemitizmo bangos ir žydų pogromai, raganų medžioklė. Vis dėlto sumažėjęs gyventojų skaičius stipriai pagerino valstiečių padėtį. 15 amžiuje beveik nebeliko baudžiauninkų, paplito trilaukio ūkininkavimo sistema, apskritai tobulėjo žemės ūkio technologijos, taigi padidėjo ir jo derliai. Viduramžių laikotarpiu pradėjo formuotis mums žinomos valstybės, jų sienos. Iškilo miestai, atsirado parlamentai, teismo prisiekusieji,
Buvo priimti įstatymai, kurie ir dabar yra kai kuriuose Europos šalyse. Buvo parašyta daug knygų apie matematiką, mediciną, chemiją, išrastos žirklės, sagos, kompasas, mechaninis laikrodis, parakas, knygų spausdinimo aparatas. Atsirado pirmieji universitetai. Todėl šiuo laikotarpiu negalima vertinti vienareikšmiai. Šiuo laikmečiu buvo tiek gero, tiek blogo.